Sveiki, sveiki, kas prisijungia, parašykit, ar mane girdit. Palauksim kitų. Porą minučių anksčiau įsijungiau, pasiruošiau skaidres, parašykit, sveiki, jau du žmonės. Parašykit, ar mane girdit. Išliuk, supratau, kad girdisi. Sveiki, sveiki, parašykit, kaip girdisi, iš kur esat. Palauksim dar 3 minutės ir pradėsim. Skaidrės paruoštos. Gerai, Dalia, labai puiku, ačiū už pasakymą, už žinią. Laukiam kitų. Pasiruošiu tikrai tokį, įdomų, vaizdingą seminarą. Daug su juo dirbau. Daug laiko tiesiog pareikalavo ir daug laiko skiriu tam dalykui. Tai manau, labai aiškiai visi viską suprasit ir norisi kuo daugiau žmonių, kad kuo būtų didesnis aktyvumas. Taip, tai palaukim dar porą minučių, parašykit dalį, iš kur esat, ten dar kažkas tai žiūri, parašykit, iš kur esat. Manau, tikrai dar žmonių sulauksim, nebėkit. Dalį, iš kur esat. Kas prisijungia, parašykit, ar mane girdit, ar matot, ar ryšku ir pasidarykit arbatos, mes pašnekėsim maždaug apie 1 valandą, apie valandą gal 10, gal valandą 15. Pasiruoškit arbatos ir nustumkit visus rūpesčius iš šono, kad galėtumėt skirti laiką būtent žinioms, patirtims, naujų žinių, naujų patirčių, naujų įžvalgų išgirsit. Ir dar palaukiam porą minučių. Manau, kad tikrai susirinks, tikrai labai aktyviai rašėsi žmonės. Žiūrėsim, kaip čia bus. Švenčianėliai. Kaip tie švenčianėliai laikosi, kaip jūs gyvena, Dalia? Dar palaukim 1 minutę, 2 minutės, jau 4. Palaukim dar kokias 5 minutės, tai mes tada tikrai pradėsim. Norisi, kad žmonės iš karto prisijungtų, o ne į vidurį seminaro. Ir kas prisijungia, parašykit, iš kur esat, ar mane girdit. Įdomiausia, tai iš kur esat. Nes dalia yra iš švenčianėlių, galbūt kažkas yra iš Klaipėdos, Šiaulių, užsienio, ne Lietuvos. Mes dar turim 5 minutės, aš noriu pabendrauti su jumis, pasišnekėti. Dar seminaras neprasidėjo, nebijokit, pasiruoškit arbatos ar kažko tai atsigert, nustumkit visus rūpesčius iš šono, kad galėtumėt šią dieną, ketvirtadienį, 6 valandą, aišku, aš manau, kad turbūt po darbo esat, daugelis galbūt valanda ar net ir tik pusvalandis galbūt po darbo praėjo, bet aš labai noriu, kad jūs būtumėt kuo aktyvesni, kuo daugiau pasisemtumėt iš šito seminaro, nes tikrai labai daug laiko skyriau, net išduosiu paslaptį,
realiai gal pasilsėjau pusvalandį ir tiesiog jungiau kompą ir iš naujo dar biškį skaidres pakoregavau. Ir tada puikiai, tai juk nemirtina. Aha, Šakių rajonas, Panevėžys. Aha, gal dar kažkas tai pasirašys. Jeigu turit kažkokių draugų, kažkokių tai parašykit, pakvieskit juos į šitą seminarą. Tikrai nesikandžioju, per atstumą to labiau. Ir paprašysiu, paaktyvinsiu visus, kad būtumėt aktyvus. Ir dar palaukim kokias 3 minutės. Gerai, nesutariam? 3 minutės, kad būtų po 8:05. Ir tada pradėsim. Parašykit, brangieji, ko jūs tikitės iš šito seminaro. Ką jūs tikitės sužinoti, ką jūs tikitės pamatyti, išgirsti, galbūt atnaujinti žinias esamas. Andriau, Dalia, Vita, Edita, parašykit. Dėl ko jūs čia atėjot, ko tikitės, kokie yra norai, ką norit sužinoti. Ir dar seminaras neprasidėjo, nebijokit, pasidarykit arbatos, dar spėsit, 2 minutės turim. Ir pabendrausim maždaug valandą. Labai didelis buvo jūsų aktyvumas būtent reklamoje, pačioje, aš visus komentarus skaičiau, viską matau, kiek žmonių žymisi, kiek žmonių going paspaudžia, kiek realiai, kiek žmonių registruojasi elektroniniu paštu. Registracijų buvo daug, tai tikrai tikiuosi bus bent jau 20 žmonių šiandien pas mane. Na ir dar 1 minutę palaukim, nes vis daugėja žmonių. Aš šalia savęs nepatikėsit, bet pasistačiau virdulį, tam, kad nebėgiočiau arbatos ir turėčiau šiltą arbatą čia pat. Mūsų jau 11, dar maždaug pusę minutės ir tikrai pradėsim, versiu pirmąją skaidrę. Labai geras klausimas, Aušrinė. Kaip sužinoti, kaip išlaikyti sveiką nugarą ilgesnį laiką? Sužinosit tą, sužinosit. Paprastos 2 taisyklės. Išduosiu paslaptį. Na gerai, ir 5 po. Aš tada jungiu savo skaidres. Taip. Na ir taip, tai sveiki atvykę į seminarą nuotoliniu būdu, kaip turėti kaip išlaikyti sveiką nugarą be kančių ir vaistų. Sužinosite, kokios yra 2 pagrindinės nugaros skausmo priežastys ir kaip džiaugtis, kaip išlaikyti sveiką nugarą visą laiką. Aš esu kineziterapeutas Marius Janulis, malonu susipažinti su visais ir tada parašykit, ar matot skaidres, ar pilnai jas matot ir tada pradėkim. Parašykit, ar matot skaidres, gerai? Aš matau, kad mane transliuoja, tai turi matytis. Aš esu kineziterapeutas Marius, šiuo metu esu laisvai samdomas kineziterapeutas, masažuotojas, baigiu Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, kineziterapiją. Ir likimas mane taip nublaškė, kad esu tuo labai patenkintas, kad dabar dirbu
savarankiškai, turiu 2 veiklas, abi jos susijusios su kineziterapija. Ir teko garbė, teko toks džiaugsmas parašyti 3 Delfi straipsnius, tad esu 3 Delfi straipsnių autorius. Su manim tiesiog susisiekė sveikatos skyriaus moderatorė, administratorė, sako, pastebėjau jūs iš YouTube'o, sako, esat labai aktyvus kineziterapeutas ir norim naujų žmonių, naujo požiūrio, galbūt parašytumėt vieną kitą straipsnį. Aišku, aš sutikau ir vienas straipsnis virto 3. Kaip jau sakiau, YouTube ir Facebook kanaluose dalinuosi kineziterapijos treniruotėmis, pratimais, patarimais, įžvalgomis, filmukais ir visiškai netyčia prieš 3 mėnesius visiškai atsitiktinai sukūriau vaikų žaidimą Būk stiprus. Visiškai atsitiktinai. Ir žaidimo esmė tai, kad vaikai traukia kortas ir atlieka kortose nurodytus fizinius pratimus. Žaidimas skirtas maždaug nuo 8 metų, kada jau vaikas gali šiek tiek mokėti skaityti, bet realiai gali žaisti ir nuo 5-4 metukų. Svarbu, kad kažkas iš suaugusių perskaitytų, ką vaikui reikia padaryti. Aš manau, apie šitą seminarą, apie šitą žaidimą aš papasakosiu kituose seminaruose. O šiaip apie save, tai kad esu pakankamai aktyvus žmogus, aktyvus vaikinukas, daugiau kaip metus šoku batšatą. Kaip užsikabinau, taip ir liko. Nesu profesionalus šokėjas, tikrai ne, tiesiog laisvalaikiu šoku 2 kartus per savaitę. Kaip tik po seminaro lėksiu į pamoką. Ir aktyviai sportuoju, stengiuosi 2-3 kartus per savaitę pasportuoti. Lankau būtent Gym Plusą ir tenais daugiausiai dirbu su svoriais ir treniruokliais. Čia yra mano nuotrauka iš diplomo įteikimo 2011 metais. Kaip sakiau, baigiau Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, buvęs Kauno medicinos universitetas. Ir šalia manęs yra tėtis, gydytojas pagal specialybę, radiologas. Ir kaip nutiko, kad aš pakliuvau į kineziterapiją, tiesiog toks, galima sakyti, likimas, nes mano abu tėvai yra medikai, tėtis gydytojas, mama medikė. Ir tiesiog visą laiką sukausi vaikystėje tarp baltų chalatų. Tiek tėtis, tiek mama vesdavo pas save į darbą ir aš mačiau tos baltus chalatus, mačiau tą visą gydymą ir man tai tiesiog aš neturėjau jokios kitos krypties, kaip tik tais medicina. Ir taip pat 2013 metais baigiau magistrą, ten pat universitete, tik gaila neradau nuotraukų iš tenais. Ir ką? 13 metais Kaune baigiau kineziterapiją ir aš pats esu Vilnietis, Vilniuje augęs ir gimęs. Ir tiesiog grįžau atgal į Vilnių pas tėvus ir pradėjau, aišku, aktyviai ieškoti kineziterapeuto darbo. Ir tai prasidėjo mano kelionė link, galima sakyti, tokia kaip ir karjera, ne karjera, nes realiai karjeros padaryti neįmanoma. Labai sunku, reikia būti karjeristų. Aš toks nelabai esu. Aš toks labiau savarankiško darbo atstovas ir 11 metų pradirbau būtent samdomuose darbuose. Paskutinė darbovietė, būtent nuotraukos paimtos iš Karoliniškių poliklinikos. Ir iš esmės tikrai labai noriu padėkoti Karoliniškių poliklinikai, nes labai faina darbovietė, labai faina virtuvė vidinė, kaip aš vadinu.
pagarba, pertraukos tarp treniruočių. Ir 22 metais man tiesiog buvo etatų mažinimas ir pakliuvau į tą sąrašą ir tiesiog teko išeiti, bet gyvenimas pasisuko taip, kad aš dar labiau džiaugiuosi išėjęs iš samdomo darbo. Kaip sakiau, dabar dirbu savarankiškai 2 veiklose ir realiai ką aš darau, kokios yra mano pagrindinės pajamos, tai yra aš kaip kineziterapeutas, masažuotojas važinėju Vilniuje privačiai pas žmonės į namus su kineziterapijos, gydomojo bei sportinio masažo paslaugomis. Tai va, ir tokiu būdu aš jau dirbu oficialiai, dirbu 2 metus, o būtent važinėju pas žmonės tai labai labai ilgai. Iš tikrųjų, nuo pat studijų metų, kai tik pasiėmiau diplomą, supratau, kad visai kiti pinigai yra važiuojant pas žmonės į namus ir aš atsimenu, kai mane atleido, tai aš tiesiog žengiau per vieną slenkstį, žengiau per antrą slenkstį ir man mintis į galvą toptelėjo ant savęs. Ir jokių nebuvo, jokių minčių, pasakiau tėvams, tėvai suplojo, sako, okei, žinai, tavarsi nebus klapato, nebus galvos skausmo dėl darbo ieškojimo. Ir penktadienį, atsimenu, mane atleido, aš jau šeštadienį turėjau privačius žmonės. Tai aš tiesiog taip buvau labai greit susidėliojęs viską, kad kitą dieną aš jau turėjau privačius žmonės. Ir po pandemijos 2020 metais aš pradėjau kurti video kursus ir su tokia mergaitė, Marta, sukūrėm kineziterapijos video programas nugaros skausmo gydymui, nugaros skausmo prevencijai, taisyklingai laikysinai rankoms, pečiams, kaklui. Iš tikrųjų daug sukūrėm ir visa tai nugulė į kineziterapijos programos.lt. Ir tai peraugo į mano hobį, į mano tokią savarankišką veiklą, kai aš realiai šiame puslapyje jau yra tikrai sukurta daug programų, tiek sportinio masažo, tiek klasikinė gydomojo masažo tokie mokymai, veido masažo, iš tikrųjų, ir pasyvios kineziterapijos, tikrai, man mintis viena po kitos ėjo ir aš dariau. Nes man tai patiko, žmonėm to reikėjo, žmonėm to reikia, žmonės rašo man, kreipiasi pagalbos. Ir tai trumpai apie save ir kiek mes laiko būsime, tai būsim maždaug valandą, galbūt 15, jau 15 minučių šneku. Ir ištvermingiausiems žmonėms, tie, kurie liks su manimi iki galo, laukia vertinga dovana, išties vertinga. Jeigu turėjot problemų su nugaros skausmu, tai ta dovana tikrai bus pas jūs matomoji vietoj padėta ir išsispausdinus. Ir, tikrai mano galva vertinga, dar aš ją atnaujinau ir laukit iki galo, būkit su manim. Ir mano nuoširdus pažadas jums yra tai, kad dar nepasibaigus seminarui, jūs aiškiai žinosite, kaip turėti sveiką nugarą be kančių ir vaistų. Tai aš tą tikrai pažadu. Bet noriu pažadą ir iš jūsų. Noriu, kad visą tai, ką šiandien išgirsit, ką šiandien pamatysit, ką šiandien suprasit, kad tai naudotumėt. Ir kad tai pritaikytumėt savo kasdienybėje. Ir dabar tiesiog noriu, kad įrašykit žodį naudosiu. Parašykit žodį naudosiu, tai yra tarsi jūsų pažadas, kad jūs naudosit tai, ką šiandien išgirsit. Labai laukiu jūsų aktyvumo, labai laukiu, noriu, kad parašytumėt, kad naudosiu, kad pritaikysiu.
Parašykit, naudosiu, pritaikysiu, naudosiu. Nu, gal dar kažkas parašys. Tikrai tikiuosi, va, Miglė rašo, naudosiu, Baumanas, pavardė, atsiprašau, Marius irgi bendravardas, irgi sako naudosiu, Jolita taip pat sako naudosiu, labai faina. Gerai, einam tolyn, tai dėl ko atsiranda tas nugaros skausmas? Tai iš savo patirties, kaip kineziterapeuto, iš savo kaip žmogaus patirties, tiesiog išskyriau dvi pagrindinės priežastis ir viena iš jų yra, mėlyjeji, tai yra netaisyklinga laikysena. Dabar pagaukit save, kaip jūs sėdit, nes greičiausiai sėdit taip kaip aš ir tiesiog pažiūrėkit, kokia yra jūsų laikysena, kaip jūs sėdit. Ar jūs sėdit taip, kaip šitas vaikinukas susirietęs visas, nugara C formos, ar jūs prilaikot laikyseną, sėdit tiesiai, stengiatės, tiesiog, atsiprašau, pagaukit save iš šono. Aš kaip vadinu, atsuk tą kamerą, kuri yra va čia va, ir ją tarsi padėti į šoną ir pamatyti save iš šono. Tai tikrai labai taip, kviečiu save įsivertinti, galbūt ir tiesiog taip paprastai, buitiškai save įsivertinti, kokia yra jūsų laikysena. Ir žinot visi, kad mūsų nugara, mūsų stuburas nėra tiesus, yra trys pagrindiniai linkiai. Ir norint, kad mūsų stuburas būtų sveikas visą laiką, mums reikia išlaikyti šiuos tris linkius. Tai yra kaklinė ir juosmeninė lordozė, tai yra išlinkimą į priekį, ir krūtinė kifozė. Realiai problemos prasideda tada, kai išnyksta arba pakinta šitie linkiai. Ypač juosmeninė lordozė, kaklinė lordozė, jos pakinta, jos labai mėgsta pakisti dėl žmogaus pastovios blogos, netaisyklingos padėties. Ir viena iš nugaros skausmo priežasčių yra juosmeninės lordozės sumažėjimas arba suplokštėjimas. Ir aš esu tikrai ne vieną kartą matęs rentgenogramose, kad išvados rašomas, kad žymiai sumažėjusi arba visiškai išnykusi juosmeninė lordozė. Ir tai atsiranda būtent dėl netaisyklingos laikysenos, dėl C formos, dėl mūsų C formos. Nes juosmens išlinkimas lordozė yra į priekį ir kai nugara yra C formos, tai tiesiog lordozė mažėja arba suplokštėja, išsitiesina. Tai kaip sėdėti taisyklingai? Du paveiksliukai. Vienas labai daug pasakantis, dešinysis, atrodo paprasta, atrodo paimk tiesiai, atsisėsk ir viskas, ir sėdėsi tiesiai. Bet ne, nugaros suglemba, nesinori taip laikyti ilgai, raumenys nelaiko. Ir antrasis žmogeliukas sėdi taisyklingai. Jisai, jeigu žiūrėsit akilai, tai matysit du tokius aspektus, du tokius iš pirmo žvilgsnio mažai pastebimus aspektus. Pirmasis dalykas. Atkreipkite dėmesį, kad kairiai pusėje žmogeliukas kojas laiko sulenktas. Antram paveiksliuke taisyklingai laikysenoje, taisyklingai padėtyje, kojos yra ant žemės. 90 laipsnių kampu, keliai ir klubai. Vienas niuansas. Antrasis niuansas yra tai, kad dešinėje esantis žmogeliukas, jisai
laiko tarp juosmens ir kėdės atlošo tokį volelį, tokį susuktą volą. Ir šitas volas reikalingas labai paprastam dalykui. Tai, kad priverstinai išlaikytumėt juosmeninę lordozę. Tai gali būti volas, tai gali būti pagalvė, tai gali būti susuktas rankšluostis. Esmė, kad sėdėdami tiesiai jūs išlaikytumėt ir juosmens lordozę. Nes būtent tas rankšluostis, jisai įsispaudžia ir neleidžia suapvalėti nugarai. Ir antroji priežastis tai yra būtent judėjimo trūkumas arba mažas fizinis aktyvumas. Ir dėl to nusilpsta raumenys, tokie kaip pilvo, nugaros, sėdmenys. Ir visa tai, mielieji, sueina į sėdimą darbą. Tai yra šių laikų kirvis, šių laikų peilis ir žmogus sėdi, reiškia, jisai nejuda. Ir antras dalykas, jis sėdi netaisyklingai. Ir atlikta daug mokslinių tyrimų, kurie tyrė daug sėdinčių ir fiziškai pasyvių žmonių raumenyną. Atsakymai vienareikšmiai. Daug sėdinčių žmonių gilieji nugaros raumenys būna labai nusilpę arba kritiniais atvejais atrofavęsi. Ir pažiūrėkite moterį, kuri sėdi nuotraukoje. Jis sėdi tokia apvali, nugara apvali, galva iškišta į priekį, nugara apvali ir, žodžiu, baisu. Ir dėl to norėjau, kad ir jūs įsivertintumėt savo laikyseną, ar jūs tiesiai sėdit, ar jūs mėgstat sukumpt. Tai būtent jums reikia sėdėti tiesiai. Aš dar porą sekundžių tą parodysiu, kaip reikia sėdėti. Ir dabar noriu jums užduoti klausimą. Kiek valandų per dieną jūs sėdite? 4 valandas, 8 valandas, tarp 9 ir 10 valandų, ar netgi galbūt tarp 10 ir 12 valandų. Parašykit, mėlėjai, nes jeigu jūsų darbas yra sėdimas, tai jūs sėdit maždaug 8 valandas. Tada sėdate į automobilį, važiuojat namo pusvalandį. Grįžtat namo, valgot sėdėdami. 12. Kiek kiti? Marius rašo, kad 12. Kiek kiti valandų sėdit? Maždaug paskaičiuokit, kiek tai gali būti, nes jeigu oficinis darbas, tai tikrai bus kokių 10 valandų, tai čia minimum. Mira rašo 90, Jolita taip pat. Edita 4 valandas, sveikinu, net įdomu, kokį darbą dirbat. Jeigu 4 valandas per dieną, tai gal kokia trenerė, gal net ir 15 plus vairuotojo darbas. Jo. Taigi, kokia yra juosmens apkrova įvairių veiklų metu? Taigi, juosmens apkrova sėdint yra 140 kg. Būtent juosmeniui tenka 140 kg spaudimo jėga. Čia ne mano skaičiai, čia yra ne mano išsigalvojimai, čia yra būtent iš mokslinių tyrimų paimta. Ir iš tikrųjų labai daug. Ir viskas labai priklauso nuo to, kokia yra jūsų kūno masė. Sėdit susilenkęs, nesusilenkęs, čia daug faktorių, ypatingai kūno masė turi labai didelį poveikį. Juosmens apkrova sėdint pasilenkus yra
40 kg didesnė, tai yra 185 kg, maždaug. Čia yra netgi, sakyčiau, turbūt tokia vidutinė reikšmė, nes mergina nuotraukoje sėdi, jinai susilenkusi, C formos nugarą ir tarpslanksteliniai diskai juosmens spaudžiami maždaug 185 kg į kvadratinį rodos centimetrą. Tai čia yra išties dideli skaičiai. Jeigu jūs pažiūrėkite, beveik 200 kg. Ir taip pat juosmens krūvis netaisyklingai keliant daiktus, kaip ši pora kelia sofą, tai yra daugiau negu 220 kg. Būtent tokia apkrova tenka juosmeniui. Ir vėlgi, viskas nuo masės priklauso. Ir šita pora kelia, aišku, sofą, taip kaip jiems patogu, bet, net ir moteris susiėmus už nugaros, todėl, kad tokį daiktą keliant turi dalyvauti kojos, kojomis turit kelti daiktą, o ne nugarą. Ir vėlgi, nuo jūsų kūno masės priklauso, nuo keliamo daikto priklauso, tai dar pridėkit ir bus kosmosas. Ir atsiminkit, nugara visada turi būti tiesi. Kaip aš sakau, iš tikrųjų taisyklė paprasta. Tiek jums sportuojant, tiek jums sėdint, tiek jums nešant, keliant daiktus, tiek jums žaidžiant, visada nugara turi būti tiesi. Amen. Kaip aš sakau, ir perėsiu, turbūt labai trumpai perėsiu, kaip susidaro juosmens išvarža. Jeigu kažkas iš jūsų turit juosmens išvaržą, jeigu turit tą prolapsą vadinamąjį, arba turit tiesiog nugaros skausmą, daug sėdit, tai žinoti, kaip susidaro juosmens išvarža, yra tikrai labai naudinga. Pamėginsiu labai paprastai. Būtent juosmens išvaržos pagrindinė priežastis yra netaisyklinga laikysena ir nusilpę stuburą stabilizuojantis raumenys. Tai yra būtent tie raumenys, kurie tiesiog jungiasi, tvirtinasi prie stuburo ir turi jį stabilizuoti. Tarp stuburo slankstelių yra tokie tarpslanksteliniai diskai, kurie yra kaip želė ir jie atlieka amortizacinę funkciją. Tie tarpslanksteliniai diskai turi storą apsauginį sluoksnį, kurio paskirtis apsaugoti nuo stuburo išvaržos. Kai žmogus daug laiko praleidžia sulenkęs nugarą, iškyla pavojus, kad tarpslankstelinio disko apsauginis sluoksnis neišlaikys krūvio. Ir būtent išvarža atsiranda tada, kai tarpslankstelinio disko masė, ta vadinamoji želė, prasiveržia pro apsauginį sluoksnį ir atsimuša į nervinę šaknelę. Ir tada jau seka su tuo susiję neurologiniai simptomai. Taigi, ką aš noriu? Aš noriu jūs, mielieji, apsaugoti nuo nugaros skausmo, nes iš tikrųjų pats daug metų dirbau su valstybinėse įstaigose ir būtent grupinės treniruotės, kurios skirtos gydyti nugaros skausmą, būna didžiausios. Jos yra didžiausios, jų daugiausiai yra kasdieną. Ne pečiams, ne ant kaklui, o būtent nugarai. Ir kaip būtent išvengti juosmens išvaržos ir nugaros skausmo. Taigi mes jau išmokom du dalykus. Tai yra laikysena ir daugiau judėti, stiprinti giliuosius pilvo ir stuburo raumenis. A ne?
Jeigu kas neaišku, ar per greitai einu, ar kažkas atrodo nelogiška, tai sakykit, rašykit, tikrai stengsiuos paaiškinti. Ir aš manau, kad viskas logiška. Parašykit, ar viskas suprantat. Ir tada perinam prie, kas efektyviausiai užkerta kelią nugaros skausmui. Tai stuburo stabilizavimo pratimai. Mokslinių tyrimų išvados skelbia, kad stuburo stabilizavimo pratimai reikšmingai stiprina giliuosius pilvo ir nugaros raumenis, kurie tiesiogiai tvirtinasi prie stuburo ir jį stabilizuoja keliant daiktus, lenkiantis, sėdint ir tiesiog gyvenant. Nes tiek savo bakalaurinį darbą, tiek savo magistrinį darbą rašiau būtent iš nugaros skausmo. Pastumėjo tėtis ir labai džiaugiuosi, kad link to pastumėjo ir tikrai žinau, ką kalbu, būtent iš stuburo stabilizavimo rašiau savo magistrinį darbą ir noriu pateikti viską, ką žinau ir pasidalinti su jumis. Tyrimai taip pat atskleidžia, kad stuburo stabilizavimo pratimai yra efektyvesni už medicininę intervenciją, kitaip sakant, operaciją ar įprastą fizinę veiklą, kai tikslas yra užkirsti kelią apatinės nugaros dalies skausmui. Paveiksliukai būtent yra iš mano kurtos nugaros skausmo prevencijos kineziterapijos programos. Ir turiu jums, mėlyjeji, specialų pasiūlymą. Kaip sakiau, aš sukūriau kineziterapijos video programą nugaros skausmo prevencijai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad programa skirta užkirsti kelią nugaros skausmui. Ir dabar tada su jumis pasidalinsiu aš nuorodą. Tuoj porą sekundėlių. Tuoj porą sekundėlių. Pasidalinau nuorodą. Parašykit, ar matot nuorodą. Parašykit, mėlyjeji, ar matot nuorodą. Tai yra mano specialus pasiūlymas, bet palaukit, aš tai pasakysiu, ką jūs už tai gausit. Taigi, jūs išmoksit šioje programoje sustiprinti giliuosius pilvo ir stuburo raumenis, kurie tiesiogiai jungiasi prie stuburo ir jį stabilizuoja. Jūs gausit 5 kineziterapijos video treniruotės, kiekvienoje iš jų yra maždaug po 20 pratimų. Taip pat šioje programoje matysite 5 edukacinės video kineziterapijos paskaitas, kurias būtent nufilmavau aš. Taip pat
aš jūs prijungsiu prie savo kurtos uždaros Facebook'o grupės Sveikas stuburas, kur rasite tolimesnės treniruotės visiškai nemokamai. Tai reiškia, kai jūs padarysit 5 treniruotės, jūs neliksit vieni, galėsit sportuoti, toliau tęsti savo kelionę Sveikas stuburo link. Ir toje grupėje aš sukūriau, aš talpinu kineziterapijos treniruotės, nugaros skausmo prevencijai. Ir taip pat jūs gausit nemokamą 45 minučių treniruotę su manimi online. Tai yra mano specialus pasiūlymas, prijungsiu jūs prie uždaros Facebook'o grupės, kur rasite tolimesnės treniruotės, gausite 5 edukacinės video paskaitas ir 45 minučių treniruotę su manimi. Tai per tą treniruotę aš galėsiu atsakyti arba į jums kilusius klausimus, arba mes galėsim su kiekvienu asmeniškai vienas ant vieno prasivesti įvadinę ar kitokią treniruotę. Jeigu jūs, tarkim, norit vienas ant vieno su manimi padirbėti, tada tokią progą jūs turit jau dabar. Ir jeigu jūs, tarkim, neaišku, kažkokie tai tolimesni pratimai, galėsim padaryti treniruotę kitiems pratimams pagal jūsų poreikį. 45 minučių treniruotę. Ir dabar noriu pasidalinti tada su jumis vienu pratimu. Tuo sekundę. Darysim įdomų pratimą. Jūs turbūt visi žinote katės pratimą, kai yra daroma pikta ir gera katė, bet šiuo atveju mes įjudinsime tik tais juosmeninę stuburo dalį. Ir tai atrodo taip. Pačioj pradžioje, kaip visada, mes sulygiuojam savo stuburą. Reiškia, galva žiūri, nosis žiūri 90 laipsnių kampu į žemę. Delnai stačiai po pečiais, keliai stačiai po klubais, juosmuo švelniai atpalaiduotas, nenukrytęs, o tiesiog atpalaiduotas. Reiškia, stuburas išlaiko natūralius savo linkius. Ir dabar, ką mes darysim? Mes pasvirsim dubenį į priekį ir atgal. Tik tais dubens pasvirimas į priekį ir atgal. Krūtinės stuburo dalies aš nejudinu. Pamėginkit. Tik tais dubuo svyra į priekį ir atgal. Tarsi dubenį traukiat prie pilvo ir atkišat užpakaliuką atgal. Ir aš į klausimus atsakysiu vėliau. Ir kas ateityje jūsų laukia? Tai apsaugosite save nuo nugaros skausmo, stuburo išvaržos ir iš to kilsiančių ilgalaikių stuburo problemų. Būsite darbingesni, padarysite gausų indėlį į savo gerą sveikatą bei savijautą ir sumažės baimė lenktis į priekį, kelti daiktus bei suktis. Todėl, kad kai jūs sustiprinsit giliuosius nugaros raumenis, kurie dažnu atveju yra nusilpę dėl mažo fizinio aktyvumo ir sėdimo darbo, tada jūs gebėsit lengviau lenktis į priekį, nebijosit. Nes man net ir buvę pacientai ir dabartiniai klientai sako iš tikrųjų, kad sumažėja baimė lenktis, nes jaučia, kad tie gilieji raumenys, tas visas korsetas yra stipresnis. Ir noriu jūsų paklausti,
jei investuotumėte į savo sveikatą ir išvengtumėte nugaros skausmo ateityje, ar verta sumokėti nedidelę kainą? Parašykit verta. Parašykit verta. Iš tikrųjų, kaina yra čia visai kitas dalykas, todėl kad, pavyzdžiui, dabar skaitau, gilinuos į sėkmingų žmonių biografiją, sėkmingų žmonių įpročius. Ir įdomus labai dalykas, kad sėkmingi žmonės, jie prioritizuoja sveikatą. Ne pinigus jie stato į pirmą vietą, bet prioritizuoja, tai yra pirmas jų svarbiausias dalykas yra sveikata, nes be sveikatos nebus nieko. Nei atsikelsi iš lovos, nei padarysi kažką, nieko. Ir suteikiu jokių klausimų pinigų grąžinimo garantiją, 100%, jeigu jums programa netiks, nepatiks, tiesiog parašykit man į elektroninį paštą arba man žinutę, galite tiek Facebook'e, tiek mano puslapyje yra mano kontaktai, tiek mano mobilaus telefono numeris ir be jokio popierizmo grąžinsiu sumokėtus pinigus. Ir tada noriu jūsų paklausti, sveika nugara, gera savijauta, aktyvus, įdomus gyvenimas ar visgi pasiteisinimai? Nes gyvenime mes galime turėti tik tais vieną arba kitą. Negalim turėti abiejų ir, pavyzdžiui, ir daug pinigų ir sveikatą. Aš, kaip pavyzdžiui, esu dirbęs daug, tai tikrai jaučiau, kad nuo didelio darbo pradeda šlubuoti sveikata ir tada pradedi vertinti sveikatą. Sukurkite sveiką, gerą įprotį jau šiandien ir prisijungkite prie mūsų. Nes mūsų tenais jau uždaroje Facebook'o grupėje vis daugėja ir prieš porą dienų gavau labai teigiamą, fainą ponios Aldonos atsiliepimą apie nugaros skausmo gydymo kineziterapijos video programą. Tai tikrai atsakau už savo žodžius, už savo darbus. Ir dovanos, tai ačiū, kad buvot ir dovanoju jums visiems PDF knygelę, PDF knygą, ką daryti esant ūmiam nugaros skausmui. Tuo aš pasidalinsiu nuorodą. Vieną sekundę, aš tiesiog pamečiau tą nuorodą, aš pasidalinsiu ją būtinai nuorodą komentaruose. Nes dabar tiesiog iš to darbos, iš to viso krūvio pamiršau, biškį nuorodą pasimetė mano kompiuteryje. Ir taigi, tai pakartosiu, kad mano specialus pasiūlymas yra nugaros skausmo prevencijos video programa, video kineziterapijos programa, 5 treniruotės su manimi, su kineziterapeutu, kurių kiekviena maždaug 20 pratimų, 5 edukacinės video paskaitos. Prijungsiu jūs prie uždaros Facebook'o grupės Sveikas stuburas, kur rasite tolimesnės treniruotės visiškai nemokamai. Aš ten noriu būtent ir sukurti tokią bendruomenę, tokią žmonių šeimą, vadinkim taip, kuri viską, pagalbą, kineziterapijos pagalbą turėtų vienoje vietoje. Ir taip pat, kaip sakiau, kiekvienam iš jūsų įsigijusiam dovanoju 45 minučių asmeninę, individualią kineziterapijos treniruotę su manimi online.
Tai tiek, tada aš dar kartą pasidalinsiu nuorodą. Ir jeigu turit klausimų, tai tikrai labai laukiu. O, spėjom, netgi be 15:07. Manau, tikrai buvo naudinga ir man pačiam. Ir jums parašykit, ar patiko, ar naudinga. Ir jeigu turit klausimų, tai rašykit, aš atsakysiu. Ar turint išvaržą, šie pratimai yra rekomenduojami? Taip, jeigu turit išvaržą, tikrai turėjau ir turiu ne vieną klientą, kur turėjo išvaržą, juosmens išvaržą, ir mes su juo dirbam būtent pagal stuburo stabilizavimo metodiką. Ir rezultatas koks, kad pagerėja eisena, pagerėja psichoemocinė būklė, gali tiesiog nebijo lenktis į priekį, sumažėja baimė lenktis į priekį, sumažėja baimė suktis, pagerėja darbingumas, kas turbūt svarbiausia mums visiems. Paieškosiu dar klausimų. Marių dėl slankstelio fibroblazmos aš įsivaizduoju, kad jeigu jūs dirbat sėdimą darbą ir tai yra vairuotojo darbas, turit daug vibracijos, kad ir koks geras automobilis, bet ta vibracija jinai bus. Ypatingai jeigu vairuojat senesnį modelį ar visuomeninį transportą, tai tiesiog gali būti dėl vibracijos. Ir tikėtis, ko galima ateityje, iš tikrųjų negaliu prognozuoti, bijau prognozuoti, nenoriu prognozuoti iš tikrųjų ir tiesiog noriu pasiūlyti prižiūrėti save, tai yra tiesiai laikysena, prižiūrėti savo, kad nebūtų C forma ir būti fiziškai aktyviam. Stiprinti giliuosius pilvo nugaros raumenis, daryti stuburo stabilizavimo pratimus, kas padės patiems raumenims laikyti struktūras, ar laikyti stuburą. Nes būtent tokia ir yra raumenų funkcija. Taip, įdėsiu, žinokit, knygelį tikrai įdėsiu. Dabar aš čia intensyviai dirbau ir į vieną dokumentą įdėjau tą nuorodą ir man tiesiog reikia susirasti, paieškoti. Aš labai atsiprašau, bet tikrai, radau. Tai va, čia mano dovana. Nuorodą įmečiau, jinai tikrai veikianti ir galit išsispausdinti ant popieriaus, pasidėti savo kažką tai galbūt žinomą vietoje ir jeigu bus kažkoks tai kritinis atvejis, ūmus skausmas, stiprus skausmas, tai žinosit, ką daryti. Ar turit klausimų kažkokių, tai svarbiausia man, ar jūs išsinešat naudos iš šito seminaro?
stengiausi lėtai paaiškinti, paprastai, ūkiškai, ten per daug nemoralizuodamas, nefilosofuodamas, nenaudodamas stiprių medicininių terminų. Dėl aušrinės, tai kai pažeisti kaklo slanksteliai, tai aš įsivaizduoju ir galva jau dreba, tai dėl drebėjimo, tai čia greičiausiai, pas neurologą kreiptis dėl drebėjimo. Įtariu, kas gali būti, bet tiesiog nenoriu čia garsiai sakyti, bet nenoriu gąsdinti labai, bet tiesiog kreipkitės pas savo šeimistą ir kad nusiųstų pas neurologą. Kas yra osteochondrozė, turėjote omeny, Mariau, ne? Osteochondrozė. Osteochondrozė, tai labai paprastai, labai ūkiškai, tai kaulų suretėjimas, kuris atsiranda dažniausiai vyresniam amžiui, bet gali atsirasti ir dėl vibracijų nuolatinių, gali atsirasti dėl mažo fizinio aktyvumo. Čia, jeigu jūsų darbas sėdimas, daug vairuojat, jeigu jums tą prirašė, kad osteochondrozė, atsiprašau, ne kaulų švytėjimas, osteochondrozė, osteoporozė išgirdau, osteoporozė kaulų švytėjimas, osteochondrozė. Tiesiog liaudiškai druskos. Liaudiškai druskos tai yra apsauginio organizmo reakcija ir sąnariniai paviršiai jie, kai žmogus mažai juda, sąnariai mažai juda, sąnariniai paviršiai jie tarsi tokiu apsauginių sluoksnių užsideda ir tai yra tam, kad tokia meškos paslauga, kad organizmas saugotų tą vietą. Iš tikrųjų, saugot jos nereikia, žmogus turi ją prižiūrėti, lavinti, daryti pratimus. Ar dar turit klausimų? Ir turbūt tiek. Džiaugiuosi padėjęs. Ar tą druskėjimą galima kažkokiu būdu sumažinti kokiais nors veiksmais? Realiai tai 2 veiksmai. Tai kineziterapija tai yra tiesiog stengtis daryti judesius kuo didesnė judesio amplitudė, tai yra tam, kad dirbtų sąnariai, kuo didesnė judesio amplitudė per visą sąnario amplitudę. Ir antras dalykas masažai, bet masažas jisai labai laikinas, tikrai labiau rekomenduoju kineziterapiją. Tai tiesiog daryti taisyklingus ir teisingus pratimus, kurie jums reikalingi. Jeigu, pavyzdžiui, yra peties sąnarių, kažkokio tai sąnario osteochondrozė, stengtis daryti pilną judesio amplitudę pečių pratimus.
Ir pats Ignas, tai iš tikrųjų, na, gal ir teisingai, nes visi mes senstam ir patys stuburo osteochondrozė tai yra visiškai normalus dalykas, bet vėlgi, dėl ko atsiranda? Dėl to, kad dažniausiai dėl mažo fizinio aktyvumo. Ir sąnariai, jie nejuda pilna judesio amplitude ir jie tiesiog didėja jų paviršinis sluoksnis, storėja ir kaupiasi druskos. Taip šio liaudiškai pasakius, druskos. Na, labai dėkui visiems, kurie dalyvavot. Pasinaudokit dovaną, pasinaudokit mano specialių pasiūlymų. Ir tada kviečiu visus kitą ketvirtadienį į kitą seminarą. Kol kas temos dar nežinau, bet tikrai organizuosiu kitą seminarą. Ir manau, kas savaitę taip ir bus, kad vieną savaitę viena tema, kitą savaitę kita tema, nes tikrai turiu ką papasakot, turiu ką parodyti, ką esu sukūręs. Ir tada turbūt tiek, jeigu šios dar turit klausimų, labai faina, kad liekat su manim, dar nepabėgot. Jo, Daiva, aš esu reabilitacijoje dirbęs ne vienus metus. Būtent jums skirti pratimai gali būti sudaromi būtent jūs pamačius ir prašant, jeigu jūs gydotės poliklinikoje arba ligoninėje, prašant individualios kineziterapijos. Individualią ir grupinę kineziterapijos skiria jau reabilitologas, o jeigu ne, tiesiog nežiūrint į reabilitaciją, tai jeigu jau visiškai atvirai, teisingai darant, tai reikia būtinai jūs pamatyti ir tiesiog pagal jūsų situaciją skirti pratimus. Tai gerai, labai ačiū visiems, kurie dalyvavot. Kviečiu kitą ketvirtadienį į kitą seminarą. Ir dar kartą kviečiu pasinaudot pasiūlymu, gauti mano 45 minučių individualią treniruotę online, kur galėsiu pravesti įvadinę treniruotę, galėsiu sunkesnę treniruotę pagal jūsų poreikius, pagal jūsų norus. Ir tada tiek, tada gero likusio vakaro, aš pats dar važiuoju pašokt. Ir tada iki viso. Ačiū visiems dalyvavusiems.